Iš Evangelijos pagal Luką. Daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštų pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. Taip pat ir aš. Rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofili, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas. Po 40 dienų pasniko dvasios galybė Jėzus sugrįžo į Galilėją ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų sinagogose visų gerbiamas. Jėzus atėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šeštadienį, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atvyniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta: Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad nešiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti viešpaties malonės metų. Užvėręs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti. Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Kartą gyveno piemuo. Jis nebuvo blogas žmogus, tačiau mėgo krėsti, kiaulystės arba šunybės, arba šiaip atrodo tarsi juokus. Ir štai kai vieną kartą jisai ganė avis, pradėjo šaukti, kad jį puola vilkas. Visas kaimas metė savo darbus, čiupo tai, kas yra po ranka ir puolė gelbėti jo ravių. Atbėgo ir žiūri, kad jisai juos apgavo. Jie supyko, jisai raitosi ant žolės ir juokėsi. Atrodo, viskas baigėsi. Po kurio laiko piemuo vėl taip pat pasielgė. Ir vėl visas kaimas metęs darbus ir čiupęs įrankius subėgo jo ginti ir vėl buvo apgauti. Po kurio laiko jam ganant avis iš tiesų vilkai užpuolė kaimenę ir jis vėl pradėjo šaukti, kad vilkai puola. Tačiau niekas neatbėgo į pagalbą. Kodėl? Manau, visiems savaime suprantamas dalykas. Dėl to, kad niekas juo nepasitikėjo. Kodėl pasakoju šią istoriją? Šios dienos Evangelijos pradžioje yra įvadas į tai, ką Lukas toliau išdėstys. Ir prieš dėstydamas jisai sako, kad daugelis, tai yra daug žmonių, bandė jo aprašyti tai, kas įvyko tomis dienomis. Mes žinome vieną evangeliją, kurią mums pateikė 4 evangelistai. Nedaugelis, tik 4. Ir štai, kad parodytų Lukas, jog tai, ką jisai daro ir pateikė, yra tiesa, jisai sako, kad jisai ištyrė tai, ką kiti sako. Ir štai todėl, kad Lukas yra patikimas žmogus, Teofilis, o taip pat ir mes galime priimti jo liudijimą. Galime priimti tai, ką jisai perteikia mums. Šios dienos Evangelijos pati pradžia mums kalba, kaip svarbu yra turėti gerą vardą Dievo ir žmonių akise. Tam, kad kai mes nešame gerą naujieną savo gyvenimu, savo žodžiais, žmonės ją priimtų ir pasitikėtų. Šiais gailestingumo metais daugelį kartų kartoja tuos gailestingumo žodžius. Jėzau, pasitikiu tavimi. Mes Dievu pasitikime, todėl kad jisai niekada nėra mūsų nuvylęs ir niekada nenuvils. Gyvenkime taip, kad kiti žmonės, žvelgdami į mus, galėtų pasitikėdami mumis priimti Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją ir į jo rankas atiduotų visą savo gyvenimą.